Šiauliuose įsikūręs modernus mėsos perdirbimo cechas Mėsos meistrai, priklausantis Lietuvos ir Vokietijos uždarai akciniai bendrovei Stilsas, pristato aukščiausios rūšies virtų pieniškų dešrelių gamybos kelią, nuo skerdienos iki produkto ant mūsų kasdienio stalo. Pieniškų dešrelių gamyba prasideda nuo jautienos ir kiaulienos skerdenų sudalymo, išpjaustymo bei išgyslinimo. Išpjaustime mėsą rūšiuojama į stambiagabalinius mėsos pusgaminius, smulkiagabalinius mėsos pusgaminius ir mėsą dešrų gamybai. Išpjaustyta mėsa pagal technologinėje kortelėje numatytą receptūrą susveriama ir sumalama mėsmale. Į mėsos smulkintuvą pirmiausia sudedama sumalta jautiena ir kiauliena, suberiami maisto priedai ir prieskoniai, dedamas ledas ir maišoma iki pliusinės 4 laipsnių temperatūros. Tada sudedami lašiniai likęs ledas ir smulkinama iki vienalytės masės. Gauta vienalytė pieniškų dešrelių masė kimštuvu formuojama į dirbtinį apvalkalą. Dešrelių ilgį galima reguliuoti pagal pirkėjo poreikį. Suformuotos dešrelės kabinamos ant lazdų į rėmus. Rėmuose dešrelės pabrandinamos apie 1–2 valandas, po to rėmai su dešrelėmis įstumiami į terminio apdirbimo kamerą. Čia jos džiovinamos, rūkomos. Rūkomui naudojamos buko ir juodalksnio pjuvenos ir verdamos, kol temperatūra dešrelės viduje pasiekia 75 laipsnius. Po virimo jos atšaldomos vandeniu. Atšalus dešrelėms rėmas įstumiamas į atvėsinimo kamerą, kur baigia atvėsti iki reikiamos temperatūros. Atvėsusios dešrelės supakuojamos į plastmasines dėžes, užrašomas gamybos partijos numeris. Taip suženklintos pieniškos dešrelės patalpinamos gatavos produkcijos realizacijos sandėlyje. Pieniškos dešrelės gaminamos tik iš aukštos kokybės produktų, o receptūra tradicinė. Tai garantuoja gerą šių dešrelių skonį.